Tai čia yra pirmas šūdmalos sluoksnis, jeigu norit, bet problema, aš sakyčiau, yra šiek tiek gilesnė, ar ne? Nes tada mes turim prieštaringų teiginių sluoksniuką. Ką aš turiu minty? Na, pirmiausia, tai metrika pasirodo net ir neturėjo matuoti tikros sėkmės, jį apskritai tiesiog turėjo iliustruoti gražiai investuotojams slaidus. Kodėl? Nes po 6 mėnesių, kaip sakoma, reizinam raundą, ar ne? Ir mums reikia tiesiog investuotojų įsitikint, kad mes pasiekėm tikslus, kurių mes siekiam, jiem patinka tie tikslai irgi, kurių mes siekiam, tai kaip ir viskas būtų ok. Bėda su tuo, kad tave kaip produktistą, aš esu produktistas, ar ne, moko, spręst problemas, vėl, mes dėl to ir tos mytus darom, ar ne? Tai ką mes padarėm tuome workshop'e, tose dirbtuvėse, tai apskritai tiesiog paėmėm krūvą konkurentų feature'ų, suklijavom, įdėjom, pasakėm, čia yra mūsų vizija ir va šitą mes, jeigu padarysim per to 6 mėnesius, tai bus žiauriai awesome ir cool. Kas nebūtų saime blogai. Strategija kopijuot nėra tragiška iš savęs, ar ne? Bėda ta, kad ar mes kalbėjome apie problemas, kurias sprendžiam? No. Dar blogiau mes pasakėm, jeigu čia aš teisingai jungiu, taip, kad turim pagrindinį principą. Negamint nieko naujo, mums reikia fokusuotis tik tai absoliučiai į dalykus, kuriuos jau turim, kad jie veiktų dar geriau. Feature'ų setukas, kurį mes sutarėm, buvo suklijuotas rinkinys dalykų, kurių nei vieno neturim. Nei vieno iš tikrųjų nelabai gal ir norėtume turėti. Gal nelabai svarbu būtų, bet žiauriai gerai atrodys slaiduose.